Dvigalvio raumens tempimas. Pratimas skirtas atpalaiduoti dvigalvio raumenį ir nuimti spaudimą nuo sėdimojo nervo. Taigi, susirandame platformą, ant kurios galėtume atsisėsti. Tai gali būti kėdė, kitos platformos, lovos kampas ar bet kas kitas. Atsisėdus išlaikome 90 laipsnių kampą, rankos yra šalia mūsų dubens, dubuo turi būti tiesus. Pratimas prasideda, kai ištiesiame pilnai vieną koją, ją laikom ištiestą ir paremtą ant kulnies. Parėmus ant kulnies pradedame svertis su viršutinio kūno dalimi į priekį, išlaikant tiesiai dubenį. Na ir atliekame pulsuojant judesį pirmyn atgal iki raumens tempimo. Dubuo turi būti stabilioje padėtyje ir tarpusavį keičiamos kojos. Pastatomas ant kulnies, viršutinio kūno pusė sveriama į priekį, dubuo tiesus ir atliekami pulsuojantis judesiai iki tempimo. Pasilenkus į priekį labai svarbu užlaikyti tempimo jausmą bent 5 sekundės. Taigi pasilenkime į priekį, užlaikome ir grįžtame atgal.